Tirti ir gydyti žmogaus sielą dažnas pamanytų esant dvasininkų užduotimi. Tačiau moderniame pasaulyje kur kas dažniau sielos gydytojų tampa psichologas. Psichologas tai specialų įsilavinimą įgijęs asmuo, tyriantis žmonių psichikos procesus ir elgesį, skatinantis asmenybės raidą bei jos prisitaikymą prie socialinių sąlygų. Psichologas tyria ir žmonių tarpusavio santykius, jis padeda žmogui pažinti save ir suprasti savo problemas, ieškoti bei surasti būdų joms spręsti. Susipykai su draugu, su drauge, arba nesutari su bendradarbiais, taip. Arba, sakysim, yra sunku mokytis dėl to, kad negali sukaupti dėmesio. Arba nemoki, sakysim, ten, tarkim, padaryti išvadas. Arba net nežinai, kodėl nesiseka mokytis. Tai kodėl neteiti ir neįsiaiškinti visų šitų dalykų ir palengvinti, sakysim, savo tą būti. Į psichologus kreipiasi žmonės turintys įvairių gyvenimo sunkumų. Individualių konsultacijų ar grupinės terapijos metu psichologas stengiasi pažinti klientų asmenybę, gilinasi į jo aplinką, bendravimo erdvę, stengiasi suprasti jo elgesio motyvus bei priežastis, kad galėtų padėti klientui pačiam pamatyti savo problemas ir padėti surasti išeitį. Psichologai taip pat dirba mokslinį darbą, atlieka tyrimus, eksperimentus, rašo mokslinius straipsnius, kuria ir pritaiko įvairias psichologijos metodikas bei testus. Išskiriamos 3 psichologijos mokslo kryptys – klinikinė, organizacinė ir pedagoginė psichologija. Klinikiniai psichologai dirba medicinos įstaigose, kartu su gydytojų komanda jie nustato ir gydo psichikos, elgesio bei somatinius sutrikimus. Įprastinė viena iš tokių pagrindinių klinikinio psichologo darbo vietų tai galėtų būti psichikos sveikatos centrai, kur jisai susitinka su žmogum besikreipiančiam dėl savo įvairių psichikos sutrikimų. Tai gali būti ir labai paprasti dalykai kaip nerimas, nemiga, tam tikros sudėtingesnės problemos, dėl kurių atsiranda gyvenime įvairių sunkumų. Ir psichologas kartu su kitais specialistais bando suprasti ir nustatyti priežastis to sutrikimo, koksai tai yra sutrikimas ir kokia geriausia pagalba.